užsisakėm tokį taksiuką iki Pataja va tokį va taksiuką. Nusiveža. Ramiai. Kaip Maibacho lubos su žvaigždutėm. Nu tokia jonava, sakyčiau, bet smagu yra. Sėdynės mano faina. Jo. Ir nepurta taip stipriai. Nu. Jo. Tokiam močiutės namuose, ne, čilinam. Su auksu. Nu, čiganiuks toks. Reikėtų tų ikonos, kur šviečia ledais. Sakyčiau, nemažai ananaso vežama yra. Alučio! Tai Alučio! Ir šalta kavytė, matau. Šalta kavytė! Viskas paruošta svečiams. Vienu žodžiu reklaminis video. To viską patys pamatysi. Nu ką čia turim? Turim tobulą namą savo. Užeikime balkoną. Atsiprašau, aš laužiu. Jau laužiu. Čia balkonas. Čia mūsų vila. Pažiūrėk, čia baseiniukas. Ką ne? Žiauriai patinka. Daug geriau nei nuotraukose, nes nuotraukose, man atrodo, visi kambariai buvo skirtingų spalvų. Ten juoda, raudona, žalia. O čia atvarom, viskas gražiai, naujai renovuota, pilka. Nuostabiai atrodo. Jo, žiauriai. Po salos didelis kontrastas, bet labai nice. Atostogėliais. Einam, parodysim daugiau vilas. Čia mūsų, taip, čia toks koridoriukas. Čia miegos Karolis su Kristina. Čia miegos Jurgis su Egle. Toks va. Labai nice irgi. Jie turi vonę. Turim laiptus į apačią. Čia mūsų salonas, kaip čia sakos. Čia turi svetainė, čia mūsų svetainė, čia čiliuzas. Rūkyti viduje negalima. Nes bus 5000 būda. Taip. Nu, 5000 batų tai čia. Taip, ir dabar išeinam lauką. Uždedam filtriuką. Merginos jau guli. Nu irgi, sakyk. Sveiki atvykę draugai į rojų Tailande. Į rojų Patajai. Tai va. Jurgis tai kaip drug dealeris atrodo visiškai su šitais sakinukais. Pirkau Oliuką, sako, are you a DJ? Sveikas kaip I said, yes, I'm from Lithuania. Yes, of course. Jei nesako of course, sako of course. 200 baht. Gerai, žodžiu, tai aš tiesiog supažindinu, čia yra Jurgelis, čia yra Jurgio mylimoji Eglė. Čia yra Jurgio ir Eglės mylimoji Jovilė. Taip, tai va, supažindinu visus. Svarbiausia buvo nauji veikėjai serijai, taip, nauji veikėjai vlogė. Čia yra mūsų rajoniukas, uždaras, su šlagbaumu, saugus. Einam dabar valgyt ir toliau jau niekas nežino, kur mus nuves keliai. Man atrodo į ping-pong show, tai tikrai. Mes tikrai varysim ping-pong show. Dar neaišku, ar žmonės žino, kas tai yra, bet jeigu įdomu, pasigooglinkit, nes mes filmuot negalėsim. Pažiūrėsim, gal nufilmuosim. Negalėsim. Galėsim labai detaliai papasakoti. Taip, Davidai ir Augusta. Aš kokia ekspertė, aš tiek pat mačius ping-pong show, kiek ir jūs, taip, kad galės labai išsamiai papasakoti. We been at toys. Been at checks. Me and my bros just got on God, I swear we been at next. I've been on ghosts as a kid. 9 guys full of kids. Where I keep winning you sick. Keep making that money flip. I've been on ghosts as a kid. 9 guys full of kids. Masažas. Valandos masažas 300. Taip. Saloj buvo 6. Čia panelės laukia ir kviečia į barus. Senyvo amžiaus žmonės tikriausiai, kad jie pirktų. Ir kaip emocijos? Nuotykis. Dar vienas nuotykis.
Greičiau, tik vanden lemą. Bėga? O dieve, Bėgsit matys? Fast and Furious. No deal, we been at toys. Been at checks. Me and my bros just got on God. Neatrodo, kad čia maisto žmonės pirktų. Tušti stalai žaidžia. Reklama. Perki biliardą. 3, gauni tik 1. Labai smirda tikrai. Vis užeina toksai. Smirdulys, toks smirdulys. Tikrai wow. Tai yra taip gražu. O tai va, mėnesį va, pabūtume, tiesiog gulėtume ir filmuotume po mėnesio. Su draugeliais. Nors iškeliavom iš salos, bet pasiekėm jūrą vėl. Nu čia gražesni saulėlydžiai tikrai, bet paplūdimiai tai... Paplūdimys nelabai, labai daug žvyro, o ten buvo baltas meliukas, nėra ką lygint. švelnų odai. Jie dar pajaus tai, Bet dabar jau jiem labai smagu yra matyti šitos paplūdimius, matyti saulėlydį, matyti jūrą. Tai manau, kad atvarys jie į Kokudą, jie varys po to į Kokudą. Tai kai atvarys į Kokudą, jiem bus žiauriai geras experiences, nes tokia ramybė bus, o jie to ir ieško. What is this? Iguana. Dėvi, ir dar vieną padaryk, kaip kitą kartą klausinės, sakysi, hey, I'm a producer. Senelis su dviem anūkam va sėdi. Čia spicy? Ne, aš turiu. Spicy ar ne? This is medium. Kaip labai juokėsi, labai gražiai atrodo. Davė kaip viščiukų. Mažai? Nu čia ne salos porcija. Ką tu, Evilė? Patajų valgau, Patajų. labai Matau, skaniai kad bus atrodo. Ir labai daug, ir labai skaniai atrodo, okei. Mes dar laukiam. Nieko nevalgom. Mes dar nelaudom. Laukiam savo burgerių. Jo, kai jau tailandietišką maistą atsivalgiam, tai dabar burgerių. Vidurius, kai visiems jau paleidau. Paleido, Tai tai jau žinokit, dabar tai burgeriukai. žinokit. Neblogas kutkudau. Geras, geras. Neblogas, kad kodėl. Kaip mano nykštys dydžio. Žodžiu, porcytės čia nestebinam. Eglutė užsisakė green curry. Sako, labai skanu. Labai skanu. Jurgis užsisakė pat kapau. Medium aštrumo. Pats tas? Pats tas, dabar pats tas yra pirmas mano aštrus valgytas maistas, tai nereikia norėti per daug. Ramiai, labai ramiai. gerai. No ring of fire. Kaip tau čia local spicy, Thai spicy? Čia yra bad joke spicy. Ta prasme, ką iš čia, mes iš salos atvarėm ir jūs čia mums bandot prakišti vieną čili pipiriuką, kad vietinis spicy, nemeluok. Nemeluok. Jūs Save apgaudinėja, Tiesiog save nemeluok. apgaudinėja. Taigi pažiūrėkit, mes ant kiek įdegė. Alų jinai vynioja. Labai karšta. Kaip tau, maistukas? Labai skanus burgeris, bet va, svagūno kiek buvo Na, aišku, svaganą jinai tiesiog išmeta. Bet mažokai, aš dar iš tavęs pavalgysiu. Gerai. Gerai. Aš irgi Thai spicy užsikau. Nu gerai, ką darysi? Nu, mergos. Mum jau akis didelės, mes jau su Kristina lakstom vėl šmutkių norim. Bet varom į pagrindinę gatvę Walking Street. Jo. Street. Rasim kažką faino. Gatvėj, manau. Neleidžia man nusipirkti va tokių atrafūdų visokios. Tas Karoli projektas Louis Vuitton. No. Projektas Louis Vuittonas. Why you can't see her? Blia, čia eismas, kaip pizdės. Baba vaina, kokia. Čia visur tiesiog žolę pardavinėja. Baba. So, yes. Ping pong show. Ping pong? Ping pong show. Yeah.
ping pong show. Coco show. Sexy girl. Okay. Change lanes. Hey, how do you? We are 7 people. Okay. How much? No. Nemokamai turi būti ping pong show. Nekam. Taip. Kur ką tik buvom? Slaptas klubas. Čia kaip Harry Potterį turi įbėgti. Ir va, pro tarpelį matosi. O čia yra ping-pong, kad pažiūrėkit. Matėt? Tokių dalykų primatėt. Beleka, 200 baht. Jurgis laikė tokią bankutę ir jam dešrą tiesiog įspjovė iš vaginos dešrą įspjovė jam į tą lėkštutę. 3 points goes to... Išsikrovė mūsų kamerą, tai filmuojam su iPhone. Nu tai kaip tavo važiavina ping-pong? Tai ping-pong ten buvo mažiausia dalis. Ten buvo visko. Ir užpūsta žvakės, ir suskaldytas kiaušinis, ir iš vandens į Coca-Colą. Nu, buvo pakankamai šokiruojančiai, kur man žandikaulis atvipęs visą. Jo, bet senos mergos. Labai senos tokios senos. Bet žodžiu, nu, šūdas. Neikit tokius dalykus, nes tai nėra nieko gero, žodžiu. Bet kaip experiences pasišokiruot labai gerai. Kur mes esam? Tailande. Coffee shop? Patajoj, kažkur Rusiuose. Antra diena. Antra diena. Tailande važiuojam Jessica. Nežinau, ką čia man darys. This tattoo? Wow, very good, very nice. Very nice. Yeah. Pasilik, David. Pasilik. Is the dog? The dog. The dog for sale? For sale? How much for dog? Dog? Beautiful, so beautiful. Oh, mamma mia. Mamma mia, rytas. Nu ir kaip tu vertini šitą tatuiruotę? Very nice. Very. O dabar atsargiai. Blet, jis palivom mus nuveš kažkur ne ten, blet. Jis pasižiūrėjo, blet, akiniais kažką pasižiūrėjo. Okei. Grįžom į namus, apsipirkom 7-Eleven. Buvo pamatyta ping-pong show. Nu, klaiku tiesiog. Nu, klaikus dalykas tiesiog. Senos moteris daro tokius mago triukus, kur ten, nu, nelabai maloniai atrodo. Esam prie baseino, kažkiek pagurkšnuosim. Visi prakaituoti tiesiog. Pagurkšnuosim ir varysim miegoti. Šiandien bus diena. Mes jau po baseiniuką, labai smagiai pasimaudėm, labai geras oras, giedra, kas yra visai keista. Eisim kavos, eisim šaltos kavos. Šaltos kavytę. Nu, baseiniuką, Jurgis iš vis atostogų. Vaibo. Žodžiu, vakar buvom Patajos centre, Walking Street, išsikrovė kamerą. Nelabai ką daug nufilmavom, nu, biškutį gal su telefonu kažką nufilmavom. O šiandien nežinau, plano dar neturim, turim gražią vilą, turim gražių žmonės. Manau, rasim ką veikti tikrai, galbūt kažkur nuvažiuosim, kažką aplankysim,
Gal ten rytoj su drambliais varysim pasivaikščiot viškai be parkių. Neplanuojam, kokias nieko varom, kavytę šaltos įkalsim ir... Bariukose. Nežinau, tokios mergytės kažkokios. Keramikinė. Žiūrėk, čia ping-pong. Čia ping-pong show. Stepų? Turim tokią local vietelę dabar čia. Apačioj yra skylė į lauką. Ir mes tokie, what the fuck, taip, čia mums vabalų prieis, visokių driežų, ten kažko. Ir Deivis paėmė, užkišo su popierium tą skylę. O ten pasirodo yra nubėgimas nuo dušo. Ir mes užsikimšom, mums pradėjo tas vanduo visas kauptis. Žodžiu, tai traukiam lauk tą servetėlę, tai biški buvo, mačiau, kaip driežas lenda į namus. Kaip yra su arbata Tailande? Nu, nėra tokios kultūros, kad palikinėt, nes yra aptarnavimas, neskal. Tak, nu čia šiaip nieks nepalikinė. Čia niekas nepalikinė. Tiesiog daro maistą. Padaro maistą, atneša alaus, atsigeri, pasimėgau į atostogą. Sveikatėlė. Karolis visą laiką norėjo nusipirkti savo va šitą dalyką. Sausainių dėžutę. Patys geriausi sausainiai Tailande. Ir pagaliau tik tai čia nusipirko, visur tik prieidavo, parodydavo, kad va kaip pigu. Ir dabar išdrįso žmogus ir nepaleidžia iš tos dėžės. Nu va, labas vakaras visiems, labas rytas, čia yra skruzdėlės. Karolis, va, Karolio mėgiamieji sausainiai. Ten va yra linijos skruzdėlių, čia yra linijos skruzdėlių. Skanus. Skanus visiems, kiaušinėliai jau nešiojami, matau. Planas yra varyti po floating market ir žiūrėti nesąmonių, daikčiukų, visokių šudeliukų. Aš nežinau, ar ten bus floating marketas, man skamba taip gana mistiškai, bet kažkokių tai va tokių dalykiukų va būtų labai fainai. Augusta, ką tu galvoji? Jo, aš noriu papuošalų, gal suknelę kokią. Ir tuo tarpu Jurgis. Tuo tarpu Jurgis, not a care in the world. Vapšė, bye bye. Iki, ate, viso gero. Mūsų planas kaip vyrų, kaip alfa patinų, yra nuvaryti iki 7-Eleven ir nupirkti visko kokteiliams. Tai šiandien šį vakarą turėsim kokteilių vakarą. Pirksim ledukų, nupirksim kaluą, nupirksim degtinytės, nupirksim pieno, nupirksim grietinėlės, šeikinsim viską, Cuba Librem nupirksim. Čia yra mėgstamiausias mūsų gėrimas, yra Cuba Libre, mes jas vadinam kubytėm. Nusipirksim šitų dalykų ir šiandien būsim labai ramiai, va čia, šitoje visoje aplinkoje. Ir... Išlaisvinsit Kubą galimai. Ir išlaisvinsim Kubą galimai, taip. Ir dar užsakysim kokią žuvies ar kažko, tokio vietinio, tokio local, žinai. Taip, mes turim ten. Nu, mes turim kepyklą, bet galvojam, kam mums kepyklą, jeigu mes galim tiesiog užsisakyti, kai vietiniai padaro tą žuvį. Tai va, žodžiu, paimsim žuvytės, paimsim kokteiliukų, labai ramiai, solidžiai, lietuviškai pabūsim. Pabūsim lietuviškai. Užsileisim dainą. Keptos duonos. Vakar labai gerą dainą, kaip tik klausėm, tai va užsileisim. Jūs šaunus vyrai, mums patinka mergos ilgos, ei. Varom taksų, ne, blėt. Nuotykiai patarė. Misijos, tavęs žodžiu. Va. Gūrmes, nežinia. Nu, vyriukai misijose tiesiog. Čia kai girtas 4 ryto, žinai, tiesiog nusprendė, ei, Taminos Toricką. Sargiai. Šunų pilna. Normaliai. Ten šunų dofiga. Einam, judam, sidequestai. Jau dabar pas mus čia ir Velykos, nu, Lietuvoje yra Velykos, tai sveikinam visus šiandien. Jo 40 laipsnių ir labai karšta. Ir šiandien mes varysime į... Aplankyti dramblius. Varysime aplankyti dramblius į dramblių šventyklą. Puh, blėt. Šventyklą? Tu, blėt. Ne šventyklą. Žodžiu, išlaisvinti drambliukai nuo darbo. Nuo cirkų. Jau, žodžiu, išėję į pensiją, kaip ten sakė. Pensininkai drambliukai, kurios prižiūri dabar. Tiesiog pavaikščiot, pažiūrėti jos natūralioje aplinkoje, tai labai faina, pasiplanavom tokią dieną. Nes yra karšta, tai arba čilint prie baseino, arba kažką nuveikti, tai va. Nusprendėm nuveikti. Ir buvom šiandien maisto valgyti. Šiaip labai pigiai pavalgiam pusryčius su kavom. 5 žmonės išėjo 650 batų, gal Deivis užrašys čia kiek yra eurais, nežinau. Dabar. Gerai, užrašysiu kiek čia yra eurais. Papildomas darbas, dėkui Augusta, man dabar reikia užrašinėti, nesvarbu.
Varam, dabar keliaujam pas drambliukus. Mūsų atvažiuoja 1 valandą pasiimt, biškutį pavėlino, turėjo būti 12 valandą, bet dabar bus 1 valandą, tai važiuojam pas drambliuzus. When you keep the hand hold like this. Yeah. Gluten free? Gluten free? Yeah. Eating elephant, only 2 elephants. That is Frankie and Frankai. For her, last one, that is some kid. We cannot feed her because she fat. We need to save cost for her, okay? Thank you, Confran. Thank you. Faina? Pagavė biškį už pirštų, tokį šlapansą tokį turiu šitą. Lemba jaučiasi, kad stiprus tas dalykas. Jaučiasi, kad jisai stiprus. Okay. Can also feed the nanny. Tas drambliukas irgi dabar gali gauti. Labai faina. Dabar einam į džiungles kartu su drambliais, parodyk va. Va čia prie mūsų jis, tai ramiai tiesiog eina. Viskas tvarko. Wow! Išbučiuota. Kokį pistelėjo gerą tiesiog. Đút đi. Đút. Ok. Beard. Đút đi. Đút. Labai geras fotografas. Đút đi. Rồi, one more. Cut. Bạn tiếng Nhật người hả? Ngồi xuống con đi. Aš vieną laikau. Labai. Đút. Žodžiu, visi drambliai čia yra išgelbėti nuo blogų žmonių, nuo žmonių, kurie išnaudoja šitos dramblius kaip taksi. Stovėjo ant šitų dramblių ten po 3 vietas ir dar tas žmogus, kuris ten mušė, buvo tokie kabliai uždėti ant jų, tai dabar netgi yra sužalotas dramblys. Tai dabar jie gyvena laisviai, jos kiekvieną dieną vedžioja maudytis, kiekvieną dieną maitina po 300 kg, gal net daugiau. Žodžiu, drambliai čia yra laisvi, jie yra labai geri, labai gero charakterio, vaikšto, čia yra labai daug vietos, visas realiai safaris. Ir čia žmonės tiesiog, kai atvažiuoja čia pabūti ir nusifotografuoti su drambliais, tai čia tiesiog yra kaip parama jiems, kad jie galėtų nupirkti maisto, kad jie galėtų tiesiog apmokėti darbuotojus, aš kaip suprantu, tai manau, čia yra labai gera vieta prisidėti ir paremti va tokią organizaciją. Vienintelis. Jo, yra vaikas čia, drambliukas. Ir jis labai draugauja su beždžionėm, tai beždžionės jam nuskina bananų duoda ir beždžionės per šitą kalną lipo į džiungles ir Frankis, kas įprastai... Frankis yra vaikis. Jo, drambliai neužlipa į tokius kalnus, bet Frankis užlipa. Frankis užlipa, nes bėga paskui beždžionės. Jo, draugai beždžionė. Oh, here. See? Frankie, crazy Frankie. Naughty boy. Yeah, Frankie, naughty boy. Naughty boy. Bus gera fotkė, kur paskutinis bus visų. Štai čia yra dramblio straublio bučinys. Bučkis. Buvo pliaukšt.
Trenkia man. Pradžiai bučiavo. Buvo šiaip pakankamai stiprios. That is the baby elephant when they play full power. Are you okay? No, it was not strong, but... Mes turim live foto. Sakai, aš nenoriu fotkintis ir gavai Aš sakiau, aš nenoriu fotkintis tais drambliais. Nu, aš ateinu tiesiog pasižiūrėti dramblius, pasiklausyti istorijų, iš kur jas išlaisvino. Žinai, nu man čia fotkintis kaip turistui su tais drambliais, tai čia, nu, ne apie tai man. Tiesiog pabūt, pasižiūrėti, kaip jie gyvena, ar jie tikrai yra laisvi, ar čia, aišku, jie turi, sakė, 1000 acres of land, tai čia yra visiškai laisvi, kiekvieną dieną yra maudomi, jie bėdami va prie prūdo, geria daug, valgo daug, tai kaip ir viskas tvarkoj. Va, krato medžius. Nėra taip, kad jos čia kažką ten muša ir kad vat išstokit ir kažką. Tiesiog jos išstato, sako, nu trenks, tai trenks, nu jie laisvi gyvūnai. Labai mes mėgstam fotkintis, eitam. Nelabai fotkiu. Mes galim pasižiūrėti, pasidžiaugti, pasigrožėti, bet fotkiu nereikia daug. Yeah, the bear, small bear before we see. Small bear? Mm. Okay. Maybe the baby. I took small bear in the morning. Oh, where? Leo, it's called Leo. Water cow? Buffalo, yes. We rescue them by from the slaughterhouse before, and 5 months ago, they surprised us before they keep born the baby. You see the baby? The baby one. They surprised us before. We don't know that they get the pregnancy. Bet drambliai mūsų išmaudė. Bet išmaudė. Tai tikrai. Labai patiko, labai faini gyvūnai. Aš antrą kartą matau dramblius, man čia labiau patiko negu Kambodžai. Bet ten irgi buvo išgelbėti drambliai. Tai tiesiog smagu pabūti tarp tokių gyvūnų. Tarp didelių gyvybių, tokių didelių sielų. O Frenkis pats jauniausias, tai jis iš viso toks pasileidęs plaukus bachurėlis. 9 metai, mane? 9. 9, jo, Frenkiui 9, bet toks paauglys, nu, realiai kaip 9 metų vaikas. Jo, babumi tavo. Toks kombinacija, pati smagiausia, drąsus ir durnas, žinai, eina visur, bet... Tos nugaros tranko. Nu, pam! Sako, turėk snautą mano. Jo, pam ir aš čia dabar įkombinuosiu. Pam ir kai man tiesiog vylas. Gerai. Einam Dabar valgyt. Tai žodžiu, rumtūras. Mes dabar esam Bankoke, tik atvarėm Bankoką iš Patajos, tai bus mūsų 2 dienas Bankoke ir tada skrendam atgal Lietuvą. Dabar turim ką? Turim tokį viešbutuką, labai fainas. Jau antrą kartą tokios klaidos nebekartojam, be langų neimam. Va, turim kondicionierių, turim labai gražią vonę, kurioje pamirksim, manau, tikrai. Taip. Taip, va, vonytė. Čia viskas ko reikia. Virtuvėlė. Turim čia spotuką kažkokią tai, čia susidėt galbūt lagaminam, kurių netgi tikriausiai net neišpakuosim šiandien. Turim langą į vaizdo nėra tam. Turim labai gerą king size lovą. Ir viskas. Easy, chill. Eisim ieškot, kur pavalgyt ir... Jo, jau šalkom biškį, tai eisim ieškot, kur pavalgyt ir varysim pirkti suvenyrų mūsų draugiam, pažįstamiem, draugam, tėvam, šeimom ir simukui. Simukui, baktuvą. Tai va. Iki. Daug kas klausėt,
Koks mūsų ūgių skirtumas? Mano 1,75 m. Augustai yra 1,75 m, aš esu 2,16 m. O ką, aš su 1,92 su viršum, tai nežinau dabar kiek ten yra, bet va, gali restint galvą taip. Gerai, mes varom. Taip, atvarėm į Night Marketą, žiūrėsim, kas čia gero, kaukių prisipirkta, visko prisipirkta. Tiesiog, šiaip dabar yra Bangkok'e jau smagiau negu buvo. Taip, man irgi. 2 dienom kažkaip atrodo Bangkokas toks ir Pattaya net labiau patiko, dabar man toks Bangkokas blemba toks pilnas gyvybės, labai fainai, labai good. Hei. Žodžiu, dabar vyksta apsipirkimas, nes, kaip suprantu, čia Tailande labai geros veido priežiūros priemonės ir jos nėra brangios labai. Merginos apsipirko. Ir toliau ieškom suvenyrų savo žmonėms. Lietuvoj, kurie dabar jau po biškį šyla, jau, kaip žinom, jau ir pavasarėlis atėjęs beveik. Viskas, važiuojam namo. Ir rytas, ir 4 ryto. Jie visą laiką pasidaro fotkę, kai atveža su liptaksi. Leidžiamės į sniegą tiesiog, į pūgas, į užšalusius ežerus. Žiauriai keista. Helsinkije viskas dar užšalę ir nei kiek nepanašu į Lietuvą netgi. Taip, Lietuvoj buvo pro Vilnių tiesiog praskridom. Ir dabar turėsim Helsinkį dar naktį pernakvot, kad po to per valandą. Va, dabar va, mačiukai. Aha. Eina sau, aš to sniego jau tiek laiko nemačiau. Leidžiamės. Saulė kyla. Helsinkyje. O mes jau keliaujam namo. Su hebriukai. Ką? Su hebriukai sėdi. Su hebriukai sėdi. Karolis Trinakiai. O taip, ką saulė kyla, parodysim. Taip. Taip, ir mes jau esam namuose. Jau Vilniui. Šiandien turėjom savo antrą paskutinį skrydį. Labai sklandžiai praėjo. Iš Helsinkio į Vilnių, jo. Taip. Tai iš esmės mūsų skrydis buvo kaip ir atšauktas, galima sakyti. Jo, turėjom vakar vakare būti jau Vilniui, bet perkelė skrydį į šiandienos rytą. Tai šiandien yra ketvirtadienis, mes jau namie. Gavom viešbutį prie, oro linijos, tiesiog davė viešbutį. Nežinom šiaip iš tiesų, ką tokiu atveju, jeigu, pavyzdžiui, prieš 2 savaitės skrydį perkelia į kitą dieną. Ar galim prašyti kompensacijos Jo, kažkokios? nes iš esmės Augustai turėjo būti darbai. Šiandien turėjo dirbti. Man, tarkim, galėjo būti ten koks irgi koncertas ar kažkas. Tai įdomu, šiaip jūsų nuomonę, pasakykit kaip kas. Gal žinot, gal esat susidūrę, tai galite parašyti komentarus. Bet jie perspėjo prieš 2 savaitės, tai čia gal tikriausiai jie taip apsaugo, nežinom. Tai iš esmės abu skrydžiai buvo sklandus, praėjo sklandžiai. Pirmasis skrydis buvo 12 valandų, 12,5 valandų, labai didelį ratą skridom. Neskridom per Ukrainą, neskridom per Rusiją, aišku, tokiu lanku didžiuliu skridom. Aš kaip bijantis skristi, manau, visai tvarkingai atsidėjau, atbuvau. Labai gerai atbuvai. Jo, viskas tvarkoj. Pažiūrėjau 4 filmus ir labai greitai, ir pusvalandį užmigau. Tai viskas tvarkoj, viskas gerai, viskas fainai. Kiekvieną kartą faina. Nusileidus tiek ant žemės Lietuvoje visą laiką man yra smagu, man yra faina, aš džiaugiuosi, kad grįšim namo, kad matysim vėl tos pačius veidus, draugus, lauktuvių draugam parvežėm. Kiek gebėjom, nes iš tiesų vieną tik tai kuprinėlę mažą turėjom, kažkaip bandėm viską susivinioti į kitas kuprinės. Bet visą kuprinę paskyrėm vien lauktuvėm, tai tikimės. Nedaug tilpo, bet tilpo. Prifilmavom, kiek prifilmavom. Nežinau, kiek ten pavyko mums, nes iš tiesų toks čilas taip gera buvo, tai stengiamės kiek galima daugiau pagaudyti kažkokių įdomesnių momentų, bet o taip va yra. Nežinau, ką veikti, mes nežinom, ką veikti, dabar namie grįžom coktelį, kai įsijungiam. Dar pailsėsim po skrydžio ir viskas, ir mums prasidės jau darbai, rytoj važiuojam Simuko pagaliau pasimti, žiauriai pasilgom savo katino. Į Kretingą važiuosim. Į Kretingą, taip, tai vėl visą šeimyną būsim kartu. Augustos dantis yra tokie balti, kad wow, tiesiog man gėda net įsižiot, kai aš šneku. Žodžiu. Gerai, tai viskas, mes atsisveikinamės, pabaigiam kad aš netaip gėdinčiausi savo dantų spalvos. Mes pabaigiam šitą vlogą ir ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad kartu keliavot su mumis. Tikiuosi patiko mūsų įspūdžiai, kadrai visi ir kad
Tikimės, kad buvo informatyvus šitas kažkiek video, kiek pavyko, tiek sutikėm informacijos. Jeigu kažkas įdomu, rašykit komentaruose. mes Atsakysim. Dar vienas dalykas, neužmirškit prenumeruoti mūsų kanalą, neužmirškit padėti laiką, pakomentuoti. Visko neužmirškit daryti, pasidalinti su draugais, jeigu patiko mūsų vlogai. Smagu turėti jūs čia, smagu, kad jūs žiūrit, smagu, kad esat su mumis. Bandysim kuo daugiau, kuo įvairiau, kas vyksta mūsų gyvenime, tas vyks ir jūsų gyvenime ir jūs tai irgi matysite. Čiau. Meiliai ir džiaugsmas nugalės žmonės kitus visą dieną. Vate. Ate.